Labas vakaras visiems, šiandien kalbėsime apie labai stiprią temą. Čia bus tik įžanga, paskui kalbėsim daugiau apie tai, kodėl mums yra svarbi šita tema. Dėl to, kad mes, kai pradėsim pirkti su botu, pirksim irgi meme monetas, naujas meme monetas, dėl to mums yra svarbu suprasti apskritai, kas yra tos meme monetos, kokios yra naratyvos, kokie pavojai ir panašiai. Tai realiai meme monetos yra toks dalykas kaip pokštas, neturi visiškai jokios technologijos, neturi jokios inovacijos, jokio realaus panaudojimo, sukurta realiai kaip pokštas, o dabar yra didžiulė ekosistemos dalis. Ir kai sakau, kad didžiulė ekosistemos dalis, tuoj paaiškinsiu kodėl. Tarkim, nueiname į CoinMarketCap'ą, reikėtų apie šitą padaryti papildomą video. Ir jeigu nueisim į meme monetas, matom, kad Dogecoin buvo pati pirmoji meme moneta. Ir čia yra kaip meme monetų Bitcoinas, dėl to, kad tai buvo pati pirmoji. Sukurta kaip džiaukas, kaip pokštas ir dabar jos market kapitalas yra ne šitos monetos, apskritai meme monetų rinkos 57 milijardai ir čia visai nesenai prieš 6 mėnesius siekia 127 milijardus, tai sudaro didelę kriptovaliutų ekosistemos dalį. Ir pavyzdžius duosiu dabar. Tai apie Dogecoiną mes pakalbėjom apie Shiba Inu. Įsivaizduokit, kažkas investavo į Shiba Inu prie tokios kainos 8 000 ir pavertė tai į 5,7 milijardo. Tai čia tiesiog pakalbam apie potencialumus. Ir realiai buvo investuota čia ir tikriausiai maždaug čia topia išimti pinigai. Čia sunku gali būti protų suvokiama, koks čia yra iš tikrųjų žaidimas. Ir atsekiau netgi šitą piniginės adresą, kuri buvo investavus, dabar dar yra likę čia 2 milijonai Shiba Inu, bet šita piniginė nebėra aktyvi. Aš manau, priežastis yra dėl to, kad buvo paviešinta, buvo galima ją atrasti ir tiesiog nebenaudoja. Matom, prieš 2 metus paskutinį kartą naudota piniginė, vis dar čia yra kažkiek tai turto, porą eterių, už 6 000, už 3 milijonus dar yra Shiba Inu. Aišku, jeigu 5,7 milijardo pasidarė, tai tie 3 milijonai lyginant su milijardais. Tai čia yra riešutai, kaip sakant, ir matom paskutinės transakcijas, po kiek buvo išimta. 7 milijonai dolerių ištraukta. 7 milijonai dolerių, 7 milijonai dolerių, 7 milijonai dolerių, 7 milijonai dolerių. Ir taip toliau. Aš dabar atjunginėsiu viską, ką aš jau susakiau. Matom Shiba Inu. Toliau Pepe per kelis mėnesius pakilo 1000%. Pepe irgi išskirtinis pavyzdys. Kažkas 250 savo dolerių pavertė į 1 milijoną dolerių tik per 4 dienas. Įsivaizduojat? Toliau mes tokios monetos VIF, BRED, MOG, čia visos šitos yra įvykusios paskutinių metų bėgyje ir šitos monetos sukūrė milijonierius per kelias savaitės. Dar vienas, čia jau paskutinių dienų įvykis, realiai novembro 14 su šita moneta buvo kas ir iš bendrų draugų rato, uždirbo didelius pinigus. Tai įsivaizduokit, 16 investavo kaip pokštą ir ištraukė 3 milijonus per 2 savaitės. Galit patikėti, yra tokių atvejų. Ką aš čia dar turiu, galiu duoti savo kitą pavyzdį. Matot, kad video yra kelta gegužės 24 dieną, aš manau, kad tada atkreipiau dėmesį į auditoriją.
į TikTok auditoriją, kai pasidalinau šitą monetą ir sakiau, kad galima investuoti šitą monetą ir po to dariau video, nuspėjau iki kiek jį augs. Tai vat 23 dieną aš pirkau pats ir sekančią dieną padariau video. Ir po mano šito padarimo iš karto šoko. Tai aš čia pasidariau kažkur x4,5, didesnė pinigų suma, labai greitai. Čia iš viso per porą dienų tada viskas nukrito. Čia vat vėl supirkinėjau dalim. Ir paskui čia dar kartą padauginau, nes prognozės visada buvo, kad gali pasiekti milijardą, bet saugiausia yra išeiti prie 800 milijonų. Ir dabar paaiškinsiu, kodėl. Dėl to, kad visada yra tikslai ir didžiosios masės kaip masto, naujus targetus ima suapvalindamos. Tai milijardas šitai monetai, jeigu visi influenceriai kalba, kad čia pasieks milijardą, tai reiškia influenceriai pradės pardavinėti šitą monetą kažkur tarp 700-800 milijonų, nes žino, kad paskui bus kainos korekcija ir pakris. Tiesiog parsiduoda, tada supirkinėja vėl ir vėl parsiduoda. Tai čia vienas iš mano pavyzdžių. Čia matot konkrečiai datą. Toliau. Kodėl meme yra karštos monetos? Ką reiškia karštos? Pirmiausia, karštos tai reiškia, kad labai daug susidomėjimo patraukia. Tai pirmas dalykas dėl to, kad meme monetos yra uždirbusios daugiausiai pinigų. Niekas nėra davusios tokios gražos kaip meme monetos. Ir ką tik padariau, daviau kelis pavyzdžius. Jas yra lengva suprasti. Tai tarkim, jeigu mes kalbam apie Bitcoiną, Ethereumą, žmonėm iš karto, tai kas yra ta moneta, reikia pradėti pasakoti apie blockchainus, technologijas ir panašiai. O jeigu mes, tarkim, sakysiu, investavau į monetą su šuniuku ir uždirbau pinigus. Niekam neįdomu, ta prasme, visą technologiją, nes nėra ten technologijos už to, tiesiog yra moneta, ką nusipirkot, pardavėt už daugiau. Labai lengva yra suprasti, nes prie naratyvų prieisim, bet žodžiu, pagrindinės naratyvos yra gyvūnėliai, šunys, katinai, politikai, internetiniai personažai ir taip toliau. Toliau greitai adaptuojasi visuomenėje. Socialiniai tinklai realiai tokie kaip TikTokas, Twitteris, Reddit, pagrindiniai jų rinkodaros kanalai yra ir žmonės labai lengvai adaptuojasi, lengvai supranta, lengvai tapatinasi prie jo ir labai greitai išplinta. Toliau yra tikro pasaulio ikonos, ką tai reiškia. Pavyzdžiui, Bitcoinas, Ethereumas neturi visiškai jokio veido už to. Neturi. Ethereumas gali būti ten tapatinimas su Vitalik Buterin įkūrėjų, bet iš principo nėra personažo, nėra su kuo tapatintis, tai yra nauja technologija. O pavyzdžiui, su politiniais personažais, Trumpu, Bidenu, Musku, Teitas gal neįeis prie politinių, prie gyvūnėlių, jeigu mes turim gyvūnus, tapatinamės labai greitai. Įžymybės irgi, jeigu patinka influenceriai, kuriuos sekam ir jeigu jie leidžia monetas, iš karto perkam. Žodžiu, žmonės gali, kadangi tai turi pasaulinės ikonas, realius personažus, žmonės labai lengvai susitapatina su tuo per kažkokią tai prizmę ir patraukia žmonių dėmesį, dėl to investuoja asmeniškumas ir kultūra. Apie tai ir kalbu dabar, kad jeigu žmonėms patinka idėja, patinka personažas, internetinis kažkoks humoras, pavyzdys, Mojang atspindi investuotojo emocijas, todėl žmonės su juo tapatinasi. Aš pagūglinsiu biškį, kad jūs suprastumėt, ką reiškia. Buvo šitas memas, tai yra irgi socialinės erdvės influenceris personažas, pasikūrė monetą ir labai stipriai išaugo. Dideli pinigai. Meme monetos yra didžiausio pelno kriptovaliutos. Pavyzdys, Dogecoin pakilo nuo 800 iki 100 tūkstančių. Čia yra realus pavyzdys. 2017 metais, kai niekam buvo neįdomu, daviau draugui
sąrašėlį ir iš šitų monetų viena buvo Dogecoin. Ir sakiau, kad stipriai augs šitą monetą. 2021 metais išsigrynino. Ir vat ir yra skirtumas žinios ir žinių taikymas. Tokių žmonių kaip jis buvo daug, kuriem, sakiau, pasakau, vieni ignoravo, kiti juokėsi, o kažkas paėmė, investavo kelius šimtus ir 2021 metais išsitraukė 140 000. Aišku, yra niuansai, aktyvieji investuotojai uždirba 1000 kartų daugiau nei mažmenininkai. Ir paaiškinsiu neužilgo kodėl. Dabar apie naratyvas. Tai yra trendas, pagal kurį kuriamos monetos. Tai pirma naratyva yra gyvūnai, pradžioj tai šunys, ir Dogecoin šuo. Shiba Inu, Floki, čia Masko šuo, Mock, Popcat, Cat, In the Dog's World, čia visos monetų pavadinimai. Toliau Boys Club, čia vat yra Boys Club, tarkim Mad Fury ir vat kartais leidžia monetas, jie vis dar leidžia jų komanda, daro monetų kolekciją. Mad Fury tai buvo artistas, kuris Pepe nupiešė ir sukūrė tokį Boys Club monetų kolekciją, į kurią įėjo Pepe, Brett, Andy, Crypto Bro kultūros monetos. Tada politiniai personažai. Mega, Boden, Trump, Tucker. Čia politikų įkvėptos monetos. Mega labai stiprią sėkmę turėjo. Įžymybės, influenceriai, Daddy, šitas tėtas leido šitą monetą. Šitos monetos yra pagrįstos žinomais žmonėmis ir mes pastaruoju metu vis labiau ir labiau matom tokių anomalijų kaip Trumpo moneta, Melanijos moneta ir panašiai. Toliau kripto gyvūnai. Tai yra legendiniai kripto kūrėjų augintiniai. Tarkim, Floki yra Elono, nepasakyčiau, kad šuo, bet tai yra Elono Shiba Inu. Mairo yra Solana įkūrėjo šuo. Tada Toshi Coinbase įkūrėjo katė. Hemulė irgi Vitaliko katė. Ir va šitos monetos susilaukė didžiausios sėkmės. Žmonės tiesiog investuoja. Toliau yra internetiniai meme. Jeigu kažkas išeina, kaip pavyzdį irgi padarysiu, kažkas išeina internete tokio populiaraus, kur didžiausios sėkmės susilaukia peržiūrų skaičiaus, tarkim, šitą DiCaprio iš filmo Cheers. Ir šitą monetą irgi susilaukia didžiausios sėkmės, aišku, ta sėkmė būna trumpalaikė. Tada yra chain talismanai. Ką tai reiškia, kad kiekviena blokų grandinė turi savo kažkokį tai simbolį. Dog with hat, tai čia yra Solanos simbolis, tada Brett yra base chaino simbolis, tada Andy yra blast, Redo yra ton ir taip toliau ir taip toliau. Ir yra, tarkim, tokių blockchainų dar, kurie dar neturi savo simbolio. Ir kai jis išeina arba sukuria patį pirmąjį meme coiną ant to šito blockchaino, tai irgi galima susilaukti didžiausios sėkmės. Toliau naujienų ir įvykių pagrindų sukurtos monetos. Tai yra GameStop, Tate, Euros, debatai. Debatą čia turėtų būti monetos pavadinimo, čia kai debatai vyko tarp Trumpo ir Bideno, jis suskūrė šitą monetą. Na ir ką, mes pereikim dabar prie pavojų, kodėl meme monetos yra labiau lošimas nei investicija. Dėl to, kad lengva apgauti žmonės. Kiekvieną dieną sukuriama šimtai naujų monetų su rug pull strategija. Ir jeigu nueisim index ir screenerį, matysim, kad yra tūkstančiai tų monetų ir čia viena iš 1000 yra tik tai geras projektas. Visos kitos yra ragai. Ką reiškia ragai? Ragai reiškia, kad jūs galite
investuoti šitą monetą, bet kai reikia įsitraukti pinigus atgal, jūs nebegali to padaryti, nes yra kodas taip suprogramuotas, kad galėtume tik įeiti, bet neišeiti. Toliau nereguliuojama rinka, Pump Fund irgi padarysim. Čia yra viena svetainė, kur galima kurti monetas. Ir čia sukūriamos monetos ir jeigu jos gauna kažkokį tai socialinį patvirtinimą, realiai išeina tada į Dexter screenerį. Bet čia galima sukurti monetą labai greitai ir labai lengvai, rinka nėra reguliuojama. Kaina gali sprogti per dieną ir kristi iki nulio per kelias valandas, net per kelias minutės. Lengva parduoti, lengva išmesti. Reiškia, tie developeriai, kurie sukuria, užpumpuoja kainą, pradeda kiti žmonės nešti pinigus į ją ir parduoda. Lengva parduoti, lengva išmesti, ką tai reiškia, net geros monetos gali žlugti, jei didieji banginiai nusprendžia išsitraukti savo pelną. Realiai tie žmonės, kurie užpumpuoja kainą, lygiai taip pat, jeigu jie išsitraukia pinigus iš ten, kaina labai greitai ir dramatiškai krenta. Pavyzdys, Pepe kūrėjai pardavė dalį savo turimų monetų ir išgąsdino rinką. Toliau nėra jokios realios vertės. Monetos yra pagrįstos tik hype ir bendruomenės tikėjimu. Kai hype dingsta, vertė krenta iki nulio. Gali nukristi iki nulio. Daug monetų yra buvę, kad net man su Solana, kai bandžiau žaisti, aš prieš 100 milijonų market capų įėjau, nuėjau į tualetą, grįžau per kelias minutės, ten buvo likę tik keliasdešimt tūkstančių. Nesibaigiantis konkurencingumas, kasdien atsiranda šimtai naujų monetų, tai kelios iš jų tampa sėkmingai. Pavyzdys, 99% naujų monetų išnyksta per 72 valandas. Ta tikėjimas ir godumas, žmonės tiki, kad jų moneta taps kita Shibuinu arba Doge, dėl to laiko ilgai, bet viena iš 1000 monetų tampa ilgalaikė tvaresnė, sakykime, visos kitos būna boom. Toliau vidinis ratas. Kas yra tas vidinis ratas? Vidinis ratas tai visada yra grupė žmonių, kurie ruošiasi kurti šitą monetą. Jie susiperka monetą iš anksčiau. Ir tarkim, kaip moneta pradeda rašyti apie CoinDex arba Bloomberg, būna jau per vėlų CoinDeską. Tai paprastas pavyzdys pasakysiu. Tie, kurie sukuria monetą savo rate, 20 žmonių, užhypina tarp savo influencerių, tada tie influenceriai pradeda dalintis, kad uždirbo pinigus. Tokių istorijų girdim, kaip uždirbo milijoną per savaitę ir panašiai, arba kelius šimtus tūkstančių, arba kelias milijonus, ar Shibos atveju 5,7 milijardo, įsivaizduojant? Kas tada nutinka? Tokie straipsniai jau ateina į CoinDeską. CoinDeskas turi labai daug vartotojų ir kai straipsnis ateina čia, dar daugiau žmonių pradeda pirkti tą monetą, bet tie pagrindiniai, kurie jau pradeda nusimetinėti. Realiai, jeigu matot apie monetą jau mačiavą, realiai jau yra per vėlu į ją investuoti. Prieinam prie išvados, monetos yra didžiausio pelno ir didžiausios rizikos kriptovaliutos. Jos gali atnešti 1000 kartų grąžą, bet dažniausiai baigėsi praradimais. Norint uždirbti iš monetų, reikia nepalikti savo pinigų monetoje. Idealiausias atvejis perkam, parduodam tą pačią dieną. Įsidėmėkit šitą. Perkam, parduodam tą pačią dieną. Tai kartais geriau išeiti su mažu nuostoliu arba mažesniu pelnu, bet nepalikti. Žmonės investuoja dėl humoro, bendruomenės ir emocijų, bet tai nėra ilgalaikė strategija. Monetos yra ateini, pasiemi ir išeini. Greitas variantas. Aš dabar pačio PDF failo nebus namų darbuose, bet duosiu pažiūrėti kitą video. Jis yra anglų kalba, bet va čia yra Muradas, vienas iš mūsų influencerių, kuris yra pamišęs dėl monetų ir jis išpopuliarino šitą SPX 6900 monetą.
Tai realiai kaip yra S&P Standard & Poor's 500, tai yra akcijų indeksas, kur yra top 500 kompanijų tam indeks fonde ir galima į juos investuoti. Tai čia yra kriptovaliutoje sukurta tokia analogija, tokia idėja ar principų SPX6900, kad gali turėti daug didesnį pelną. Ir jis šitą monetą išpopuliarino, kai praeitais metais Singapūre 2049 parodoje papasakoja apie Mi monetas. Ir jeigu norit suprasti labiau apie Mi monetas, kokią ateitį turi Mi monetos, nes pagal visas statistikas vis tiek Mi monetos, jos net neturi jokios technologijos, jau meluot nereikia, čia arba žmonėms patinka, arba nepatinka ir jie investuoja vien iš idėjos, arba jeigu randa su kuo sustapatinti. Tai namų darbam nueiti į susirasti Murat ir pasižiūrėti šitą video. Jis yra tik tai anglų kalba ir jis paskui kalba apie naujas paskirtis, kaip ir jos Mi moneto, už Mi monetų nėra jokios technologijos, bet jos vis tiek kuria vertę. Tai kuria kultus, kuria bendruomenės, kuria idėjas. Įsivaizduokit, čia kas investuoja į kriptovaliutas daugiau, tai yra tokių dienų, kai ten 10-12 valandų sėdim prie kompo ir mirkstam prie kompo. Ir tas vienatvės jausmas gali būti liūdnas visai. Ir kai žmonės investuoja į kažkokią monetą, kurie tiki ir įeina į tą bendruomenę, jie pradeda jaustis, kad jie nėra vieni. Tai ką jis prognozuoja, kad šiais metais dar bus šitas meme tokenų super ciklas. Ir aš labai tikiu, kad jis bus lygiai taip pat ir jis kalba apie naujos, ką meme tokenai kūrė. Tai šiandien tiek. Ačiū uždėmesi. Pasimatysime. Šiandien yra ketvirtadienis. Tai šiandien yra paskutinis video. Rytoj turit catch up day, pasivyti namų darbam. Turit dar šeštadienį, jeigu yra poreikis. Ir pasimatom sekmadienį gyvam Zoom. Laiką patikslinsiu, nors man atrodo jau evente Discorduose yra paskelbtas laikas. Pasikartosiu, namų darbai yra pažiūrėti video su Muradu. Tiem angliakalbiam bus lengva, tie, kurie kalba rusiškai, manau, negelbės, bet galite rasti tikrai informacijos rusų kalba. Arba pažiūrėkit YouTube'ai, gal bus jo video rusų kalba. Ačiū ir iki.